5 dienos, 4 šalis ir vienas tikslas - pasiekti Europos parlamentą. Kaip iš viso ši kelionė atsirado, tai su kolegijos komanda laimėjome Profadinio renginyje ir laimėjome pagrindinį prizą kelionę į Briuselį pas europarlamentarą Petrą Užtevičių. Tai nieko nelaukiant, į Kauną. Sveiki, tai šiandien važiuosim į Strasbūrą, prasidės mūsų kelionė. Dabar yra po 5:16, esam Kauno aikšteliai ir nuo Kauno aikštelės judėsim į Vroclavą. Tai pirma stotelė Vroclavas. Dar keli iki Vroclavo pakalbėsiu su jumis, bet malonu vėl susitikti. Tikiuosi viskas puikiai girdis, viskas gerai. Tai keliausim 5 dienas iki Strasbūro ir atgal, per kelias šalis. Tai gal net gausis keli video, gal gausis vienas video, pažiūrėsim, kiek bus medžiagos. Tai į kelionę. Tai pagaliau po 12 valandų atvarėm į Vroclavą, į savo pirmą taikinį ir dabar vaikštu po miestą. Visą miestį yra išdėlioti nykštukai, tai kiek pavyks jų pagauti, tiek sudėsiu. Kai vaikštim prie visokių bažnyčių, kur yra pilna, bandysiu uždėti kokią tai bažnyčią, bet kol kas tikrai labai gražus miestas, tokia kaip Venecija vos ne, Lenkijos, tai labai gražu. Aš vėl suimtas mano rankas. Visų vaikščiojimų po senamiestį, po visų apėjimų, dabar reikia aplankyti ir biškį istorinį paveldą. Tai dabar einam į seniausią Lenkijos aludarę ir išbandyti alaus. Nealkoholinio alaus reikia išbandyti, tai tikrai laukiu neslaukiu. Čia turiu nusipirkti kortelę bare. Lenkijos kultūra. Šitas alus, kurį rodau, tikrai nebuvo pats iš skaniausių. Labai kartus, labai kartus skonis, bet vis tiek, kadangi atvyksti į naują šalį, į tokią vietą, į seniausią Lenkijos alaus daryklą, tikrai reikia paragauti. Nors net nesu alaus mėgėjas, bet vis tiek tradicijas kažkokias kitoj šalyje pabandyti yra labai svarbu. Tai alus nebuvo išimtis,
Tai gal buvo nusiviltas skoniu, gal norėjosi labiau švelnesnė, buvo labiau toks kartesnis, nežinau, rūginis turbūt būna kartesnis, nesu alaudarys, bet tikrai buvo visai įdomi patirtis. Sako, bus dar galiu palažys liežuvį. O jeigu laižiak? Nenulaužk liežuvį. Tai pirmą dieną taip ir baigęs, pabuvom Vroclave ir važiavom į savo pirmą hotelį, išsimiegojom kelias valandas ir iškart kelionę į Dresdeną. Dresdenas iš tikrųjų miestas, apie kurį nieko nebuvau daug girdėjęs, bet patys pamatysit kadrus, patys pamatysit istoriją, dar papasakosiu ir pats kažkiek pridėsiu, tai wow, labai nustebino. Sakė, čia yra arklidas buvęs imperatoriaus garažas, tai aš noriu savo Passatą į Photoshopą. Dar viena netikėta detalė Dresdene, kad visi pastatyti pastatai, pilis, pagrindinė pilis ir aplinkui esantis gražiausi pastatai buvo pastatyti tuo laiku, kai Dresdene gyveno ir valdė Dresdeną Augustas II, stiprusis, kuris buvo LDK šaknų turintis. Tai įdomi jo istorija, kad jis turėjo pilį, pastatė dar vienus rūmus savo meilužiai, populiariausiai. Nuo vienų savo rūmų padarė praėjimą pas savo meilužę. Nei jo žmona, nei meilužė negalėjo pereiti viena pas kitą, tik jis galėjo pasivaiščiot. Sensational. That's the word you're looking for. Exactly. Yeah, sensation. Tai jis labai buvo žinomas dėl savo turtų, dėl galios. Jis buvo Lenkijos karalius ir LDK didysis kunigaikštis. Tai tikrai labai įdomus aspektas apie Dresdeną, kurį sužinojau iš gido, tai ir dabar iki šiol atsimenu. Žmogus, kuris tikrai garsino Lietuvos vardą. Garsino Lietuvos vardą būdamas ir geras mergišius, ir geras valdovas. Turbūt galim taip sakyti. Let's disappear into the blue. Nu tai ką, pavaikščiom po visą miestą, pavalgėm, padarė ekskursiją valandos su biški. Dabar realiai grįžtame į autobusą. Už manęs
opera, rūmai, kiti rūmai, tai tikrai žiauriai gražus miestas. Vau, aš nežinau, mes Lietuvoje net neturim nieko panašaus į tą, kokio čia grožio viskas. Tai, koks įdomumas, kad visą šį miestą valdė Lietuvos LDK karalius Augustas Stiprusis. Tai jisai gavo daug pinigų tapęs LDK karalium ir galėjo tada pradėti leisti statyti savo tokius didelius gražius pastatus čia. Aišku, šitas miestas per Antrą pasaulinį karą buvo labai subombarduotas, bet jį atstatė, atrodo pasakiškai. Sakau, vien ta opera atrodo tiesiog wow. Ten yra, parodysiu video, ten yra ant operos rašytojai, populiariausi rašytojai uždėti. Aikštės vidury yra karaliaus paminklas, tai labai gražu, labai daug įspūdžių. Turbūt vienas gražiausių miestų, kokiam esu buvęs dėl architektūros panašiai, nes tikrai labai nustebino. Gal tik tai labai daug, kadangi šito miesto istorija, jis yra rytų Europoje, tai labai jaučiasi, kad yra daug likusių komunistinių dalykų, yra ant pastatų komunistinių užrašų, yra ir žmonių, kurie pardavinėja komunistinius magnetukus. Mes tik priėjom prie tų kioskų ir tas pardavėjas iškart rusiškai kalbėjo. Jis net nenorėjo su mumis kalbėti angliškai, jis iškart turbūt pamatė, kad mes iš rytų Europos pagal savo veidus ir iškart pradėjo kalbėti rusiškai. Tai labai įdomu, daug viskų dalykų, labai daug įdomių patirčių. Labai gražus miestas. 10 iš 10. Degalinė, va taip. Viską ant raudono. Tai tikrai Dresdenas, nors buvo labai daug bombarduotas, griautas ir sugriautas karo metu, atstatytas, tiesiog nepriekaištingai, labai gražus ir tikrai nustebino. Net nesitikėjau, net nežinojau apie šitą miestą nieko prieš jį atvykstant, net nesidomėjau apie jį ir turbūt vienas top 2 miestai šitoj kelionėje, kuriuose buvau. Tai tikrai labai nustebino ir tikrai rekomenduočiau kiekvienam jį aplankyti. Nu ką, po dar ilgos kelionės autobusu 7 valandas, jei neklystu. Ir po Barsos pralaimėjimo ką tik atvažiavome į Prancūziją ir jau esame viešbuty. Šį kartą kambarys atrodo net geriau negu praeitą sykį. Tai 2 lovos, dušas, viskas liuks puiku, gražu. Nežinau, kada rytoj keliamės, bet rytoj keliamės varom į Strasbūrą. Rytoj Strasbūras. Nežinau, ar čia bus pirmojosios dalies pabaiga, ar čia bus tiesiog pratęsimas, bet nuovargio labai daug, poilsio labai reikia, nes nors autobusui pamiegi, bet vis tiek toks apdujęs jauties. Tai jo. Tai susimatysim turbūt jau rytoj iš ryto arba pakeliui į Strasbūrą. Bandysiu ten kiek manoma daugiau pafilmuoti, kad turėčiau tokių ekskliuzyvinių kadrų. Tai iki. Mano teisėjas, spekas labiausiai negalėjo.